Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikina Svinimo naujienos. Dėkuoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Šiandien pradedame naują rubriką Jaunimas šiandien. Šioje rubrikoje pakalbėsime apie jauno žmogaus pasirinkimus, kaip jiems sekasi gyventi, tobulėti, dirbti ir mokytis Lietuvoje, su kokiais iššūkiais, problemomis ar teigiamais dalykais susiduria jaunas žmogus. Na, o šiandien pakalbinsiu Elžbietą Asinavičiūtę, studentę, kuri studijuoja papildomąją ir alternatyvėje sveikatos priežiūrą magistratūros studijose, o pati yra jau baigusi slaugą. Ir šiuo metu dirba slaugytoja pagal savo specialybę. Labas, Elžbieta. Labas. Mes susipažinome studijų laikais, kai dar buvo vadinamoji pandemija, jos įkarštis ir kai negalėjome studijuoti be vadinamojo galimybių paso. Todėl gynėmės ir savo problemas įsakėme Seimo konferencijoje. Na ir kaip sekėsi pačiai studijuoti po to, kai vyko Seimo konferencija, kai pristatėme savo problemas, ar ne, nes tada, kiek minėjai, buvai trečiame kurse. Taip, buvau trečiame kurse. Na ir tai kaip sekėsi po to įvykio, kaip sekėsi galbūt praktiką atlikti, ar viskas buvo gerai, ar dar buvo kažkokių problemų, nes buvo tas pereinamasis laikotarpis. Tai dabar, aišku, iš tikrųjų tiek metų jau, kaip jau praėjo nemažas laikotarpis, dabar jau tarsi tas viskas išsitrynė jau, atrodo viskas gerai ir to lyg nebūtų buvę, bet iš tikrųjų tai labai įsirėžęs įvykis mano gyvenime ir, na, tikrai buvo sudėtinga tą savo tokią laisvę išsikovoti, bet iš tikrųjų, jeigu lyginti prieš ir po tos visos tų suvaržymų ir po mūsų būtent tos konferencijos Seime, tai po truputėlį, viskas turbūt po truputėlį tvarkėsi, galbūt ir tai buvo, kad, man atrodo, jeigu neklystu, tai po tos konferencijos buvo kažkurio laikotarpio jau tie galimybių pasai atšaukti, tai tiesiog taip gal sutapo tos aplinkybės, galbūt kažkiek, aišku, mes ir prisidėjom ir tikiu, kad prisidėjom prie tos geros situacijos, bet, nu, po truputėlį viskas jau gerėja ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad man pavyko iš tikrųjų visas praktikas atlikti. Nors tikrai kai kurie dėstytojai aiškiai sakė, kad tikrai čia negalėsi ir tikrai čia nežinau, kaip bus, ar tau nereiks akademinės imti. Tai tikrai džiaugiuosi, nereikėjo man imti akademinių ir viskas kažkaip gražiai susiklostė, po truputėlį viskas, situacija gerėjo, kaip tik aplinkybės tos gerėjo, tai va ir tiesiog manau, kad nenukentėjo mano tos studijos, gal nebent tiek, kiek bendrai jau būtent buvo apskritai tos pandemijos laikotarpiu, jos iš vis nebuvo prieš tai. Tai va, tai po truputėlį ir įsiliejom, be abejo, reikėjo tų visų priemonių, ten ir su tom papildomom, ten vis tiek ir su kaukiam, tai aišku, tas buvo apsunkintas mokymasis ir praktika, bet na, kažkaip tai prisitaikiau prie tų tokių aplinkybių, nepasidaviau ir pavyko pabaigti puikiai, o paskui jau viskas kaip ir atslūgo. Tai va. Na taip, čia iš tiesų atrodo, buvo metę mus ir iš bendrabučių, metę ir norėjo išmesti ir iš universitetų. Prispaudė labai stipriai ir po to viskas tiesiog nuslūgo ir kaip niekur nieko. Viskas Taip. tvarkoja, visi draugiški rankom paspaudėm, nors iš tiesų Mhm. nuoskaudos ir psichologinės visokie, na, nesakyčiau problemos, bet tiesiog nuoskaudos tikrai išliko. Na ir Taip. pabaigė ar ne studijas ir nusprendėt pasirinkti papildomąją ir alternatyvę sveikatos priežiūrą. Tai kodėl nusprendėt pasirinkti būtent šias studijas, kas paskatino, na, paprasčiausiai kodėl? Taip, tai, na, tikriausiai jau link tos natūralios medicinos aš jau taip keliavau senokai ir tikrai dar net ne studijų laikais, o mokyklos laikais. Tai paskutinėse klasėse aš jau pradėjau domėtis natūralia medicina, kinų medicina, ten praktikavausi pas vieną gydytoją klinikoje, kuris irgi vat, būtent praktikuoja tą natūralią mediciną. Tai iš tikrųjų, kaip ir jau žinojau savo tokią kelio kryptį, bet tiesiog, na, man reikėjo tų bendrų medicininių žinių, su kuriomis aš galėčiau būtent įgyvendyti savo tą svajonę, tai tiesiog ir pasirinkau tą slaugą, kad, na, turėčiau tą medicininį supratimą, kaip veikia žmogus ir galėčiau toliau keliauti link savo to tikslo pirminio
Bet apie pačią programą jau, tai aš tiesiog būtent sužinojau paskutinėme greičiausia kurse, jau baiginėdama slaugos studijas. Tai tiesiog sužinojau, kad Klaipėdoje yra tokia programa Klaipėdos universitete ir kad aš puikiai galiu pabandyti būtent įstoti tą programą ir po ją pabaigus tiesiog pasiekti savo svajonę. Tai tiesiog programa labai plati yra, labai įdomi, mes ten tikrai studijuojam labai tokias įvairius dalykus ir ten yra ir kinų medicina, ir fitoterapijos dalykas, ir homeopatija, ir veda, nu, rytų medicinos praktikos, tai tikrai va, tas toksai apskritai holistinis požiūris į žmogaus sveikatą mane turbūt ir paskatino, nes slaugos studijose aš jaučiau tokį nepritapimą tradicinės medicinos sistemoje, nes vis tiek tiesiog kažkaip toksai kirbėjo jausmas, kad mes čia kažkaip orientuojamės į simptomų gydymą arba tiesiog kaip malšinti kažkokį simptomą, skausmą ar kažką tai dar, bet nesigilinam, iš kur jis kyla ir va tas priežasčių ieškojimas, tas holistinis požiūris į žmogų, kad sveikata tai tikrai ne fizinis negalavimas yra kur kas daugiau, tai va iš kur va tas va visos va šaknis ateina, tai va man tas ir turbūt labiausiai skatino domėtis toliau. Ir va, šita programa džiugu, kad Lietuvoje yra. Tai tikrai džiaugiuosi. O tai kaip sekasi dabar, nes dabar dirbi pagal slaugos specialybę, ar ne? Taip. Tai kaip jums sekasi dabar ieškoti darbo pagal šią specialybę, pagal magistratūros studijas dabar, kur studijuojat? Ar, Uh, mhm. ar yra Kol sudėtinga surasti, ar apskritai galima išpildyti save studijuojant, ar čia dar toks naujas dalykas Lietuvoje? Taip, aišku, Lietuvoje tai yra pakankamai naujas dalykas. Programa dar nėra labai sena. Tiksliai kiek metų negaliu pasakyti, bet na, tikrai be abejo yra dar kur tobulėti mums ir tikrai nėra dar kur čia galbūt tai kažkaip lygintis taip su užsieniu, kad aišku mums, bet nu, tai tikrai gera pradžia. Ir kol kas dabar bestudijuodama magistrantūros šitą programą, na kol kas aš dabar dar pagal specialybę darbo neieškau, nes tiesiog, nu, jinai labai tokia yra, nu, ta mūsų programa įvairialypė ir reikės vis tiek kažkaip specializuotis vienoje srityje, nes mes dabar mokomės įvairias disciplinas, o jau pabaigus magistrantūros studijas yra galimybė toliau studijuoti, yra papildomos, kaip čia pasakyti, programos, skirtos jau būtent įgyti specialybę ir gauti licenciją dirbti Lietuvoje, tai ten irgi yra gal, jeigu neklystu, 10 ar 12 programų, kurias tu gali rinktis, ten ir fitoterapija, ir akupunktūra, hirudoterapija, dėlių terapija, žodžiu, kaniterapija, šunų terapija, ar hipoterapija, arklių terapija, ten, žodžiu, apiterapija, bičių terapija, nu, žodžiu, yra labai didelis pasirinkimas. Bet, aišku, aš asmeniškai turbūt vis tiek tokių turiu minčių, kad po magistrantūros studijų galvoju planuoti kažkur tai galbūt į užsienį vykti mokytis toliau, nes tiesiog, na, ieškočiau gal tų programų, kurios turi gilesnę šaknis ir yra labiau galbūt jau išvystytos ir tiesiog, nu, kad gauti tų tokių žinių ir patirties daugiau, tai tiesiog turiu tokių irgi minčių ir manau, kad kažkaip po truputėlį tą savo planą įgyvendinsiu. Ateitis Tai va, parodys. taip. O kaip sekasi dirbti tada pagal slaugos specialybę, va įdomu, pavyzdžiui, nes vis tiek ganėtinai atsakinga, sudėtinga specialybė, ar kažko panašaus tikėjotės praktikoje išvysti, ką mokinotės, ar išeina panaudoti tas žinias, kurias išmokote? Taip, be abejo, tai buvo pirmas mano darbas pagal specialybę, kurį dirbu dabar tik pusę metų. Ir taip, iš tikrųjų tai buvo didelis iššūkis. Manau, kiekvienam specialistui, aišku, tik pabaigusiam pirmasis darbas yra, nu, tikrai iššūkis, bet taip, be abejo, pavyksta panaudoti savo įgūdžius, žinias ir net jas tiesiog darbe tobulinti, daug ko tikrai teko išmokti šitam darbe, ko nemokėjau dar pabaigus studijas, nes tiesiog yra tam tikra labai siaura sritis mūsų darbe, aš dirbu lazerinės dermatologijos centre, tai vis tiek mūsų tokia darbo specifika susijusi su chirurgija, su tomis chirurginėmis slaugos žiniomis. Tai vat,
tai tikrai mes, galiu pasakyti, kad studijų laikais tos chirurginės slaugos turėjom pakankamai mažai ir pradėjus dirbti man buvo baisu, kad gal man neužteks šitų tos patirties, kurios aš turiu ir nebuvo jos daug. Tai bet tikrai kažkaip tai labai džiugu, kad pačiam darbe tenka ir galima mokytis iš tam tikrų situacijų ir po truputėlį tobulėti ir daug ko vat, pamatyti naujo ir taikyti tas savo žinias. Tai tikrai įdomus darbas ir atsakingas, taip atsakomybės labai daug už žmonių sveikatą, už tiesiog duomenų saugą ir taip toliau. Tai tikrai yra atsakingas darbas tikrai. O kaip kolegoms, pavyzdžiui, sekasi, vis tiek studijavot ir buvo studentų kolegų, kurie mokinosi taip pat, kaip jiems sekasi pritapti Lietuvoje, pritapti, suieškoti darbo, panaudoti tas žinias. Kiek aš žinau, kiek domėjausi, tai tikrai yra grupiokų, kurios baigė ir dirbo pagal specialybę. Kokia tai būtų statistika, aš nežinau, nes tikrai nesu visais dabar dar vis palaikau ryšius ir žinau jų tolimesnį kelią po studijų, bet kiek bendrauju, tai tikrai yra dirbančių slaugos rytyje. Na, bet aišku, yra ir tokių atvejų, kai tiesiog žmonės, na, pasirenka kitokį kelią ir nedirba pagal specialybę, galbūt tiesiog pasikeičia kažkokie planai arba netgi ir studijų metais supranta, kad tai ne jo kelias, ne to žmogaus kelias, tai tiesiog Lietuvoje tai tikrai labai didelė yra paklausa slaugytojų, nes nu, jų trūksta ir be abejo nu, yra tam tikros priežastys, dėl ko taip irgi yra. Tai vis tiek darbo sąlygos sudėtingos ir didelis krūvis, ypač kas dirba ligoninėse, tai tikrai tie naktiniai būdėjimai ir galbūt ne visada tas atlyginimas toksai galbūt tenkinantis. Tai tiesiog aš manau, kad poreikis didelis yra, o tikrai ne visi studentai, aišku, pasirenka dirbti tokį darbą. Tai va. Nu, matomai, kaip ir visur, iš tiesų, tai bet kokiose studijose, kurie pradeda studijuoti, iš pradžių labai daug atkrenta pirmais metais, kai supranta turbūt, kad iš vis ne čia pateko ir po biški ir išsigrynina kažkaip. Taip Taip, pat taip, taip. studentai. Taigi, Elžbieta, iš tiesų norėčiau padėkoti, kad sutikai dalyvauti laidoje. Tikrai džiugu, kad yra jaunų žmonių, kurie stengiasi tobulėti, kurie mokinusi, kurie nori kurti savo ateitį ir sieti savo ateitį su Lietuva. Tai ačiū dar kartą, kad sutikai dalyvauti laidoje ir iki. Ačiū. Iki.